Labą dieną, labą rytą. Šiandien aš pristatysiu trumpam, gal naujokam, kas yra 30 sekundžių. Naujokam atrodo, kas yra 30 sekundžių, labai daug nori visi pasakyti, bet aš svarbiausia norėčiau pasakyti, kas yra 30 sekundžių prisistatymo struktūra. Tai trumpas prisistatymas, vardas, pavardė, ką pristatinėsit, prašyti konkrečių rekomendacijų ir santrauką vėl pakartoti kompaniją Atminties kabliukas. Bet per prisistatymą naujokam yra, atrodo, aš noriu pasakyti daug ir viską, bet kai tu sakai daug ir visko, mes nesuprantam, ką tu darai, kuo tu užsiemi. Ir aš vadinu tokius patys savo failį. Pavyzdžiui, jeigu aš ten dirbame 10 metų, turim 100 darbuotojų, tai kas iš to, kodėl jūs turite 100 darbuotojų? Tai gal jūs turite 100 darbuotojų, jūs esate labai, galite viską atlikti labai greitai. Tai ir BNI nariai, jūs turite pasidaryti, BNI yra 50 narių, jūs turite padaryti mane savo pardavėjų, jūs turite labai gerai edukuoti ir padaryti savo namų darbus. Jūs turite įsigryninti savo tikslinį klientą, tikslinį produktą ir paslaugą. Aš papasakosiu savo trumpą istoriją. 2018 metai, 2007 metai BNI ir dariau BNI vieną susitikimą su grožio salono vadovė. Ir aišku, iškart naujas susitikimas, galvoju, naujas pardavimas. Bet jeigu tu galvosi, kad ten yra pardavimas, tai darys tikrai didelę klaidą. Nes čia yra 50 pardavėjų. Ir jeigu tu stengsiesi parduoti, tavęs pradės bijoti. Tavęs pradės vengti. Nes jeigu tu grūsi ir kiši savo paslaugas, tikrai tai nesigaus gerai. Tai būkit savo srities specialistų ir edukuokit. Bet aš papasakosiu savo paslaugą ir savo istoriją, kaip aš įsigryninau savo klientą. Mes esam saugos tarnyba ir mes darom visas paslaugas. Jeigu aš pradėsiu pasakoti, kad mes teikiam apsaugą, gaisras, video, praėjimo kontrolę, žmonės pasiklys. Aš dirbu su statybininkais, kelininkais ir saugau statybvietes, kuriuose nėra elektros. Kaip aš tą radau? Tai dariau tą vienas susitikimą su grožio salono atstovė, bet jinai žaidė tenisą su vienos statybinės kompanijos ir kelininkų kompanijos direktoriaus žmona ir sako, aš pažįstu. Tai aš nuvykau pas jį, man davė tą kontaktą, sako, Žygimantai, išspręs man problemą, kaip apsaugoti statybvietes be elektros. Tada mes nuvažiavom į Prancūziją, pasivežėm tam tikrą produktą, kuris dirba be laidų, be elektros, be laidės vaizdo stebėjimo kameros. Ir aš dabar, turbūt 80% visų kelininkų per 7 metus yra mano klientai. Tai tokia sėkmės istorija per BNI apie 1,5 milijono eurų aš pardaviau per šitą kanalą. Jūs, kai esate savo darbe, tai sakykit, kad mes parduodam tą ir tą ir tą. Bet BNI mes turim pasakoti apie tai, kokią produktą vertėjame. Ir ką dar reikia daryti? Reikia daryti, kad ieškoti visada ieškoti bent jau 2 tikslinių įmonių. Ką aš darau? Pavyzdžiui, kaip aš ieškau? Aš atsidarau, pavyzdžiui, man šiandien reikia pristatinėti savo įmonę, tai aš ieškau 2 klientus. Tada įmonės logotipas, įmonės pavadinimas ir vardas pavardė to asmens, kurio aš ieškau. Jeigu aš, pavyzdžiui, nežinau, mano kaimynė, pavyzdžiui, dirba kažkokioj tai įmonėj, bet aš jau pažįstu asmeniškai, tai gal aš iš karto suvesiu. Tai ieškokit, tikrai rasit, tai pasidarykit savo namų darbus ir edukuokit mane, kaip jūs geriau parduoti. Pavyzdžiui, jūs turite ką daryti dar, jūs turite nešti tam tikrą žinutę, trumpą žinutę. Jeigu aš, pavyzdžiui, pasižiūriu į žmogų ir iš karto turiu sakyti, jeigu čia yra vienas asmuo, pavyzdžiui, Mantas Katauskas, tai jis yra, ką jis daro? Jis daro mašinų pardavimas. Jeigu aš matau Julitą Petravičią, tai aš manau, kad yra capital, aš žinau kažkokią tai žinutę. Ir tą žinutę turi labai paprastai parduoti ir, nežinau, ieškokit ir pasidarykit savo namų darbą. Tai visada tikslinis klientas, tikslinis produktas ir ieškomas asmuo. Ačiū.